Sveiki visi, su jumis vėl kalba Šėja ir grįžtam per susiko pamokų. Mes jūs pamokinsim greitai ir gan veiksmingai, kaip paimti besaitę. Jūs kaip pušnat, jūs pušnat bananą, tiesiog jums reikės išlėrinti mašiną, jeigu mentai stovi, žiūri informacijos ar nori jūs sustabdyti. Jeigu nebuvo žmogaus mašina, tai jie išlėrinat, gali būti žmogus sandbags. Jeigu jie mentai labai agresyv žaidžia, tai išlėrinat irgi sandbags. Jeigu du žaidėjai buvo, tai iš karto pušnat, jeigu nebuvo nieko bananui, tai pasiruošit smokus. Tai pirmas smokas BCC spawnai, tai kur šitos šakos išrikoja. Tiesiog biškai paeisit ir mesit. Greitas paėjimas ir metimas. Šitas smokas turėtų smokinti BCC spawną. Ir žaidėjus, kurie bandys sustabdyti jūsų pušą. Ir reikės dviejų žmonių atlikti šitos smokus, tai antras smokas bus spools. Tarp tų antenų nusitaikot ir tiesiog metat. Labai paprastas smokas, bet labai veiksmingas. Tiesiai už smokina spools ir žmonės, kurie žiūri spools, tiesiog jau nelabai ką mato. Tai kaip pasmokino CT ir spools, jiem reikės clearint saitų. Čia žmogaus galva galima matytis, bet kadangi smokas, tai jo nebus. Gali būti žmogus, vienas žmogus darkė, tai darkė arba įmo, kaip mes vadinam. Tai tiesiog su crosshair placementu einit. Jeigu žmogus nėra darkė, tai jis gali būti prie arti labai saito, gali būti toliau. Čia first oranges, čia second oranges ir ten, kaip aš vadinu, quad boxes arba new box. Tai iš šitų pozicijų, jeigu nebuvo nieko banane, tai vienas gali būti čia. Nu, du žaidėjai bus maximum saite. Tai kadangi smokinui, tiesiog reikės išeiti kaip komanda. 4-5 žaidėjai ir tiesiog prieš du žmonės, tiesiog jums reikės paimti saitą. Tai vat. Ir dar vienas dalykas, aš jums parodysiu, kaip reikia sustabdyti šitą pušą. Jeigu pavyzdžiui... ir jeigu pavyzdžiui pamatot smokus, nukrenta ant spolzų smokai. Ir nukrentas į spawną smokai, tai yra labai keli geri smokus, geri flashas sustabdyti šitą pušą. Pirmas flashas tai tiesiog meta čia, ir va, tiesiai flashas pasoka, ir kaip terai pušna, gauna flashą. Jeigu tavo teammate'as ten žiūri bananą ir miršta, tai pasako, kad puša, yra kitas flashas, arčiau, labai veiksmingas, tiesiog meta tik bėgat, nusileis čia. Irgi visus terus aklas palikdamas flashas. Ir jeigu tu žmogų turi spools arba prie fountaino, tai jis labai gali laisvai pikinti ir užmušti terus, kol jie yra flashinti. Jeigu norit pasižiūrėti bananą, tai yra paprastas irgi labai flashas ant CT side'o. Metat va čia va, labai paprastas, daug kas jį naudoja. Ir tiesiog, kai matot, jis jau aklas būna. Ir dar yra vienas, tai tiesiog bėgat, metat čia ir galit tiesiog pikinti, kai visi terai gauna flashą. Tai šiokia tokia pamoka, labai greita pamoka ir veiksminga gan. Paimti B-site ir kaip sustabdyti, arba kaip sustabdyti B-site pušą ant bananas. Tai dėkui, kad žiūrėjote ir daugiau pamokų ateis.